Julius Panka, atstovauju Tautininkų sąjungą. Tautininkų sąjungos numeris 7, mano numeris sąraše 1. Visos pasaulyje teigiamos revoliucijos pokyčiai buvo pasiekti būtent išjudinant jaunimą. Ir aš manau, kad jaunimas turėtų dalyvauti visuose politiniuose procesuose, visuose rinkimuose ir aktyviai pasisakyti įvairiais klausimais, aktyviai balsuoti, nes jiems ir jų vaikams reikės gyventi šitoje šalyje, šitoje Europoje, šitam pasaulyje. Tautininkų sąjunga tiki idealais ir siekia tų idealų bet kokią kainą. Iš tikrųjų, Europos parlamentas yra labai platus, labai įvairus, atstovauja daugybę šalių, daugybę interesų grupių, daugybę ideologijų ir kartu turi labai mažai kažkokių sprendimo svertų. Tai aš palyginčiau su dideliu tokiu dvigubu troleibusu, kuris yra įvairus, pilnas įvairiausių žmonių ir kartu yra pririštas prie laidų ir negali kažkaip tai labai toli nuvažiuoti ir daug ką pasiekti arba išvystyti kažkokio didelio greičio, bet kartu yra tam tikra didelė erdvė, kuri rieda tam tikrą kryptimį.